Labadiena, aš Labadiena. esu Jėzus patarnautojas, vyskupas kunigas Tomas Jonaitis III. Atėjau jūsų namus pašventinti. Namus? Taip, O jūsų kam? namus daiktus pašventinti, kad netyčia nesudegtų naktį, kaip sakant, nieks nepadegtų, kad viskas būtų tvarkoj, kad nebūtų apsėstų. Jūs klausėt, reikia, nereikia. Jesu. Visi 4 namai bus pašventinti, kad viskas būtų tvarkoje, kaip sakant. Ir jūs dar biški. O jėtus. Minimaliai, kad nenusidėtumėt, kaip sakant. Tai dar vienas dalykiukas bus. Žinokit, šventinimas, kaip sakant, yra padėka, tai vat reiktų paaukoti šiek tiek pinigėlių, gal susitvarkyti, mes norim stogą bažnyčiai, tai jeigu gali, dadėti kažkiek. Tau tai ne praeitais metais tą stogą tvarkėt? Tvarkom ir šiais metais vėjas nubūdė, žinokit, ten žaibai, labai Dievas pyksta, kaip žmonės tokie, kaip jūs neduodat pinigėlių, tai kažkiek bent jau. Dabar nebesprančiau aukoti ar duoti. Nu gerai, Aukoti, tai, aukoti. nu va, prašau. Kas čia? 10 Nu eurų? neturiu daugiau grinų, nu. Kas su man čia ravon suveikti? Nu tai stogui čia nei picos, prisidėti nieko. bent kažkiekgi. Jonas, va, kaimynas, žinai, Nu. 100 eurų. 100 eurų. Su červoncu, tai iškart reikėjo sakyti, kad tu neturi babkio, tai tu aš net nieko būčiau nedaręs. Taip, bet aš jūsų net nekviečiau. Ta prasme nekvietei. Kitą kartą be 100 net neįeinu į kalbas. Kitą kartą net neįsileisiu. Kas neįsileisi? Neįsileisiu. Spirsiu tas duris, įeisiu. Aiškina man čia tokia va, iš vis. Atšventint dabar jūs reikia. Atšventinu, viskas.